Šiandieną mūsų svečias Šalčininkų rajono tarybos narys Andžiai Kulevičius. Labą dieną. Labą dieną. Malonu, kad sutikot ir aš tikrai daug vilčių dedu į šitą mūsų pokalbį, nes žmonės apie pinigus labai mėgsta kalbėtis, man atrodo. Kaip jūs manote? Iš tikrųjų, labai ačiū Jums už kvietimą ir už galimybę dalyvauti ir pristatyti iš viso rajono politiką ir rajono biudžetą ir visą mūsų veiklą. Taip, tai ateisim ir iki skaičių, bet pradžiai vis tiek pas mus kaip ir tokia šiek tiek užmačia šito pokalbio su tarybos nariais yra šiek tiek pažinti arčiau politikos. Ne? Dažnai žmonės įsivaizduoja, kad politikai kažkur ten padebesiuose, toli nuo jų, prabangiose mašinose ir iki jų neįmanoma prisibelsti. Tai mūsų kanalo tokio pokalbio viena iš intencijų yra iš tikrųjų pamatyti, kad politikai žmonės tarp mūsų, kad su jais galima kalbėtis apie viską žmogiškai. Tai Andžiai, kas pastumėjo į politiką? Kaip jūs toj politikoje atsidūrėte? Jūs užimtas žmogus? Šiaip ta politika gal pastumėjo ta meilė rajonui, meilė mūsų krašto. Nes iš tikrųjų esu gimęs Šalčininkuose ir visą gyvenimą gyvenęs čia Šalčininkuose. Tai tik tai studijų laikais 4 metus gyvenau Kaune, o po studijų vėl grįžau į Šalčininkus ir įsidarbinau savivaldybėje, dirbau žemės ūkio skyriaus specialistų. Ir mano tas darbas buvo toks, kad teko daug važinėti po rajoną visą. Ir aš esu turbūt buvęs kiekvienam kaime, bendravęs, susipažinęs su aibė mūsų gyventojų. Tikrai turiu daug pažįstamų. Visi tie kraštai, kaimai man yra tikrai artimi. Ir, ir tas patriotizmas, dirbant gal ir išsaukliojo tą meilę. O po to laikui bėgant turėjau palikti darbą savivaldybėje, nes jau pradėjau daugiau savarankiškai ūkininkauti, dar verslo pradėjau, to laiko buvo per mažai. Ir išėjau iš savivaldybės, bet vis tiek man to trūko, kad kažkaip įsitraukti tą rajono bendrą bendruomeninę veiklą. Ir prieš rinkimus, kai gavau pasiūlymą kandidatuoti į savivaldybės tarybą, tai man net nekilo dvejonių, kad aš turiu tikrai dalyvauti tose rinkimuose. Ir šiaip tikėjau, kad palaikymas bus ir kad būsiu išrinktas į tarybą. Na ir taip ir išėjau, kandidatavau. Ir gavau gerą žmonių pasitikėjimą, daug balsų surinkau ir taip tapau tarybos nariu. Mano supratimu, jūs esate ekonomikos, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas netgi. Skamba įspūdingai. Aš bent jau šiuolaikinė visuomenė, kai pažiūrė, išeini į gatvę, ekonomika, finansai, biudžetas, ten kiekvienas žmogus susiduria. Net menininkas turi šiek tiek finansinio išprusimo turėti. O jūs atsakingas, kaip ir tiesiogiai jūs atsakingas, jūs pirmininkas šito komiteto rajono. Labai atrodo imlus laikui dalykas. Aš šitoj vietoj gal norėčiau biškį taip sudėlioti ir patį biudžeto sudarimo principą paaiškinti, kad ir jūs, ir žmonės žiūrintis mūsų laidą suprastų, kad pats komitetas biudžeto nesudaro. Yra savivaldybės administracijoje ekonomikos ir biudžeto ir finansų skyrius, ten yra skyrius vedėja ponė Jelena Ulianovič, taip pat yra skyriaus darbuotojų nemažai ir skyrius dirba kaip ir parengia biudžeto projektą. Ir tik tai jau, kai parengtas biudžeto projektas, į vėl rengiant tą projektą, tai jisai nėra taip, kad pagal norą. Yra griežtai reglamentuotas įstatymų, kaip jisai sudaromas, tai atsižvelgiant ir remintis tais įstatymais ir atsižvelgiant į tai, kiek pinigų biudžete planuojama, skyrius padaro biudžeto projektą ir tada teikia jau jį pristato ir teikia derinimui ir tvirtinimui. Tai, sakykime, hipotetiškai įsivaizduokime, savivaldybės administracija paruošė projektą, sekančių metų ten kažkurio tai momentu, ir tą projektą pateikia kur? Į komitetus? Ne, tą projektą pirmiausia viešai pristato. Būna projektas viešai pristatomas ir duodamas laikas pateikti pasiūlymams. Bet čia turėtume, atsiprašau, dar kartą pertraukiau, ar šitoje vietoje, kai jisai pristatomas viešai, tai bet kuris žmogus, bet kokia organizacija gali teikti šį pasiūlymus į projektą. Pristatymę gali dalyvauti ir kaip ir išanalizuoti ir pateikti kažkokių pasiūlymų. Tai būna pirminis etapas, tai yra biudžeto pristatymas. Tada po biudžeto pristatymo praėjus nustatytam laikui renkasi visi komitetai. Savivaldybė yra ne tik tai ekonomikos biudžeto ir finansų komitetas, o yra ir jų daugiau. Yra socialinių reikalų komitetas, yra komunalinio ūkio, yra žemės ūkio, yra švietimo. Tai vienu žodžiu, visi komitetai svarsto tą biudžetą
ir pagal savo kompetencijas ir per savo prizmę. Jeigu komunalinio ūkio, pavyzdžiui, komitetas, tai jisai žiūri biudžetą visas išlaidų tas eilutės, kurios skirtos komunaliniam, nes tai yra jiems opiausias klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, švietimo, tai žiūri, kur pinigai švietimui. Tai vienu žodžiu, pagal kompetenciją kiekvienas analizuoja ir svarsto komitetas tą biudžetą savo ir teikia tada pasiūlymus į jau galutinį, nes ekonomikos biudžeto ir finansų komitetas svarsto 2 kartus. Pirminis būna svarstymas ir po to antras svarstymas praėjus savaitėj, gavus kitų komitetų pasiūlymus dėl biudžeto pakeitimo arba po tokio jau kokios yra projektas, tvirtinimo. Vat. Ir tada ekonomikos biudžeto ir finansų komitetas, gavęs visas tas pastabas, pasiūlymus, dėl kiekvieno pasiūlymo atskirai balsuoja ir priima sprendimą, teikiant išvadą, ar tos pasiūlymus įtraukti, ar jų neįtraukti. Tai šiek tiek čia uždėkim tą tokį akcentą, kad būtų, reiškia, jūs svarstat patys, pagal savo ten atitinkamus kriterijus, sakykime, mes bendrai kaip visumą. Ir dar sulaukėte iš kitų komitetų jų ten pastabų arba pasiūlymų. Ir tada dar nereiškia, kad jų pastabos bus priimtos, tiesiog jūs to komiteto pastabas dar kartą svarstot ir tada nusprendžiate, ar jos pagristos, ar jos realios, ar jas siūlyti įtraukti į biudžeto pakeitimą. Ir po to prieš tarybą mes komitetas teikia išvadą dėl biudžeto. Tai vat į tą išvadą mes galime įtraukti tos pasiūlymus arba galime juos neįtraukti. Ir vat vyksta balsavimas ir nusprendžiama, kas yra įtraukiama išvada. Ir tada jau po to antrojo komiteto posėdžio jau biudžeto projektas keliauja į tarybą, kur yra tvirtinamas. Nes biudžeto projektą tvirtina taryba. Tarybos sprendimų tvirtinamas jisai. Tai va tas mūsų komitetas atlieka tokią tarpinę, kaip ir galima gal pasakyti, derinimo grandį, analizavimo, įsigilinimo į tą biudžetą ir tiesiog toliau. Bet jokio sprendimo galutinio mes nepriimam. Supratau, kaip ir sprendimą galutinį, kaip ir aš įsivaizduoju, priima taryba. Taip, vis tiek mes suprantam, kad rajono reikalus visus ūkinius, svarbiausius, gal ir tos politinius ir moralinius, vis tiek sprendžia taryba, kur reikia tarybos pritarimo. Jeigu valstybės mastu čia būtų Seimas, jau visus įstatymus priima, tai rajono lygmeniu čia yra rajono taryba. Supratau, bet vis tiek iš to, ką jūs papasakojat, ta mano mintis susitvirtino, kad vis dėlto ekonomikos, biudžeto ir finansų, reiškia, komitete, rimtai dirbama. Daug reikia visokių, bent jau, sakykime, tokio, kaip sako, derinimo prasme, priėmimo prasme, jūs net ir kitų komitetų siūlymus svarstot, jie negali be jūsų pritarimo arba palaiminimo, sakykime, praeiti. Aš dar biškį gal noriu čia šitoje vietoje pabrėžti, kad ekonomikos, biudžeto ir finansų komitetas svarsto ne tik tai biudžeto klausimai. Šiaip pas mus komitete tokia tvarka jau nuo pat pirmos dienos įvesta, kad mes svarstom visus klausimus. Visų projektų, visus projektus, kurie bus teikiami sekančiai tarybai, pagal darbotvarkę mes svarstom visus projektus, kadangi mažiau ar daugiau visi klausimai dažniausiai būna susiję su finansais. Taip, aš sakau, visas gyvenimas su pinigais. Tai biudžetas, sakykime, yra vienas iš pagrindinių tarybos sprendimų projektų, kurį svarstome mes. Bet šiaip svarstome ir visus klausimus. Tai vat prieš kiekvieną tarybą tikrai visa tarybos darbotvarkė būna išnagrinėta ir išanalizuota per komitetą. Aš tokia padarysiu išvadėlę savo, kad realiai tarybos elitas turi dirbti biudžeto komitete. Bet visi komitetai svarbus, nes visi komitetai analizuoja pagal savo kompetencijas tos klausimus, tai pasiūlymus gali teikti visi komitetai. Dar aš ką noriu, biškį grįžtant prie biudžeto, pasakyti, kad nereikia suprasti biudžeto, kad mes vasario mėnesį ten tvirtinam jį ir jisai yra ten jau viskas geležinis ir nekeičiamas. Jo. Biudžetas yra dalinai gyvas. Per visus metus būna jisai keičiamas kokius 4-5 kartus, nes atsiranda papildomų asignavimų iš valstybės. Jo. Atsiranda po to tam tikrose išlaidų eilutėse, ten, pavyzdžiui, sutaupytų pinigų arba atvirkščiai, kur yra daugiau išleista. Jo. Ir biudžetas nuolat tikslinamas yra. Jeigu kalbant apie patį
projektavimą, kaip suprantu, tai, ką jūs dabar priėmė, taryba, kas svarstė prieš mėnesį, gerą daugiau gal. Tai jau šiemet jau buvo vienas biudžeto pakeitimas. Jau mes vasario mėnesį patvirtinom ir jau praeitą tarybą mes jau buvo sprendimo projektas dėl dalinio biudžeto pakeitimo, jau keitėsi ten kelios eilutės. Ten, aišku, tie pokyčiai būna tokie nežymus, palyginus su visų biudžetu, čia yra ten keli procentai ar gali būti net 0,10%, bet čia nuo papildomo asignavimo. Pavyzdžiui, ministerija ten kokią nutarė, kad papildomai reikia dar pinigėlių skirti, ateina tie pinigėliai ir jie turi būti įtraukti į mūsų biudžetą ir atitinkamai atsispindėti. Atitinkamai pakoreguotas, kam jie išleisti turi būti. Ne, ar naujom funkcijom atlikti, arba kažkokiam funkcijom papildomai finansuoti. Teisingai, aš taip suprantu. Tik norėjau pasakyti, kad būtent čia yra priimamas projektas. Tas projektas, būtent, kaip jūs sakot, metų eigoje visą laiką gali būti pakoreguojamas. Taip. Ir dar dėl to pačio viešumo, kaip paminėjot, kad visi dokumentai yra prieinami savivaldybės svetainė, tai noriu pabrėžti, kad ne tik dokumentai yra prieinami, o šiaip yra ir tarybos posėdžiai yra atviri ir vyksta tiesioginė transliacija, tai bet kuris rajono gyventojas ar netgi ten Lietuvos gali laisvai prisijungti ir pažiūrėti gyvai tarybos posėdį, o reikalui esant tai netgi atidaryti ir prieš tai buvusių posėdžių įrašus ir viską tą pažiūrėti. Tas pats ir su komitetais. Nuo šitos naujos kadencijos, kaip jau naujos jau baigiam mes tą kadenciją, bet dar metai liko. 3 metai, kiek mes dirbam dabartinę kadenciją, tai yra tvarka tokia, kad komitetų posėdžiai irgi filmuojami, daromas vaizdo įrašas. Tai irgi tie visi įrašai yra prieinami, galima tiesiogiai arba po to laikui bėgant, tai galima atidaryti bet kurį komiteto posėdį ir pažiūrėti, kas ten kaip buvo svarstoma. Baigiant tavo tokį ekonomikos biudžeto komiteto, reiškiasi, svarbumą, reiškiasi, aptarimą, tuo pačiu ir jūsų vaidmenėjame, ar galit kažkaip įvardinti vis dėlto, kad kokių kompetencijų, pavyzdžiui, arba gabumų reikia tarybos nariui, kad jis galėtų atsidurti būtent šiame komitete? Aš manau, ar nėra kažkokių specifinių reikalavimų, ar būtų gerai, sakykime, kaip įsivaizduokim? Kaip ir tokio oficialaus reikalavimo nėra, bet kad vykdyti tas funkcijas ir gerai jas vykdyti, tai vis dėlto vis tiek žmogus turi turėti, aš nenoriu save pagirti ar kažko prisimešę, bet aplamai, kalbant bet kuriam komitetą ar netgi ir toj pačioj tarybui, visur, reikia analitinio mąstymo, reikia įsigilinimo į klausimus, kad tie sprendimai nebūtų paviršutiniški, visada reikia sprendimą priimti atsakingai ir visada įvertinti visas rizikas stovinčios už to sprendimo priėmimo, gal taip pasakykime. Tai tas atsakingumas, analitinis mąstymas, turi žmogus tas savybės turėti, manau. Nes aš iš to, ką jūs girdžiu, turiu skirti šiek tiek ir tokio turėti, kaip sakyti, dedikacijos arba tokio laiko aukojimo dėl bendro labo, čia neapmokamas darbas tarybos. Ne, tarybos nario darbas yra apmokamas ir už komiteto pirmininkavimą irgi yra skiriamas papildomas priedas, bet čia visą laiką buvo tarybos nario darbas apmokamas. Supratau. Ką, gerai, tai mes pasvarstėme apie tokius bendresnius dalykus, tai vis tiek apie pinigus reikia kalbėti ir apie skaičius, ir apie realius dalykus, tai kažkiek pasinagrinėsim, kiek mums čia seksis šiandieną, kiek turėsim laiko, arba kiek jau azarto turėsim tos, ką jūs sakėt, jau šiek tiek keitėt, bet kas buvo priimta, ne, ką aš ten pažiūrėjau. Aišku, vienas iš įdomiausių dalykų, pirmas dalykas, kaip pažiūrėjau, 78 milijonai su dalim mūsų bendras biudžetas yra. Pirma mintis, didelis atrodo. Ar didelis? Šiaip 78,6 buvo tas pradinis variantas, dabar jis ten kažkiek pasikeitė, bet tie pakeitimai labai nežymus. Bet šiaip noriu pabrėžti, kad biudžetas yra subalansuotas, tai mūsų išlaidos atitinka mūsų pajamom. Aš irgi pastebėjau, kad viskas sudėliota yra taip, kad mums jeigu viską mums pavyks labai tvarkingai įgyvendinti, biudžetas bus surinktas toks, koks prognozuojamas, tai nereikės jokių papildomų ten asignavimų, skolų ar dar kažko. Tai biudžetas yra, pirmas klausimas, biudžetas yra subalansuotas ir problemų dėl to jame nėra. Antra, ką noriu pažymėti, kad iš esmės savivaldybės finansinė padėtis yra gan gera. Su finansais viskas tvarkoj, finansinių įsipareigojimų savivaldybė, skolų kažkokių
faktiškai neturi. Nu, čia pajokavimai, ne? Visai girdimai Kaunas ten prasiskolinęs ar Vilnius prasiskolinęs, tai šalčininkai neprasiskolinę. Neprasiskolinę. Skolų nėra ir dar yra kiekvienais metais, metų pabaigoje lieka ta dalis biudžeto, kuri pereina į sekančius metus. Jis reikalinga, kad kol bus gauti nauji asignavimai, kad būtų vykdomi nuolat mokėjimai. Jo, nes mes jeigu gruodžio mėnesį išsileisim iki nulio, sakykime, jo, tai po to sausio mėnesį, kol sausį, net gal ir vasarį, kol ateis pirmi ten asignavimai, tai mes, kad nelik be pinigų, tai turi tas rezervas toks visą laiką iš metus į metus pereiti, jisai visą laiką pereinamas. Ir struktūrai jisai atsispindi ir yra ten 8% berods. Jo, aš mačiau, lyg tai ten einant 5 milijonų su kažkiek buvo šitam, dabar nepamenu tiksliai skaičių, bet prieš 5 milijonų. Bet tie pinigai niekur nedingsta, jie tiesiog persikelia į sekančius metus. Ir būtent jie reikalingi tam, būtent užtvirti ne dėl to, kad savivaldybė neišleidžia, bet būtent čia jau tokia praktika metai iš metų, kaip pagalbė, kad galėtum apsimokėti, jeigu ten vėluos valstybiniai pinigai, kurias valstybė skiria. Supratau. Tai šitą kaip ir įbėgoti į priekį, mano tą klausimą aš kažkur turėjau, bet dabar kitas momentas vėl dėl augimo. Šiek tiek mes su jumis kalbėjom prieš pokalbį, jūs parodėt man skaičius ir aš irgi buvau maloniai nustebęs ir tiesiog net įdomu, kad per 10 metų mūsų biudžetas užaugo, kiek sakėt kartų? 2,7 ar 8 kartų. Tai nuo 20 milijonų 17 metais ir dabar turim 20 kelių, ten 28, kažkas tokio buvo jo. Ir dabar mes turim 78,600, jo, tai 2,8 karto berods išaugo. Čia mano supratimo įspūdingas augimas, ar ne, kažkaip jūs vis tiek... Jo, vertinant taip... Gal nuleisit mane ant žemės, kad čia normalu, čia jokio įspūdingumo gal. Šiaip biudžetas auga kasmet jis auga ten gal nuo 8 iki 10%, gal 11 tame intervale. Tas didėjimas yra nuolatinis, bet turime suprasti, kad ir pinigų perkamoji galia keičiasi. Tas tai jau tikrai. Jo. Turime įvertinti, kad tas biudžetas surinkamas iš gyventojų pajamų mokesčio, jo, tai per tą laikotarpį gyventojų pajamos irgi ženkliai padidėjo, darbo užmokestis padidėjo ir nuo to darbo užmokesčio atskaitomas tas GPM-as irgi. Ir viskas, ir iš kitų asignavimų valstybinių irgi viskas didėjo ir turim tokį skaičių. Bet problema tame, kad tas skaičius didelis, įspūdingas, bet faktiškai nupirkti mes galime tik tai... Ta patį, ką ir prieš 10 metų beveik. Labai panašiai. Va, nes darbo užmokestis padidėjęs. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtų apie komunalinę sferą, tai ten kelių asfaltavimas ar remontas, ar tiesiog priežiūra irgi padidėjo ir tai padidėjo ne kad 10-20%, irgi kartais padidėjo. Tai vienu žodžiu, padidėjo tas biudžetas, padidėjo pajamos, bet padidėjo išlaidos. Ir šitoje vietoje man toks klausimas, aš paprastas pilietis, gyvenantis Šalčininkų rajone ir aš, dirbantis ar ten turintis kažkokį verslą savo, gyventojų pajamų mokestį sumoku į mokesčių inspekciją. Taip. Moku į valstybinę mokesčių inspekcijos kasą. Tai kaip ir mano supratimu jis atsiduria centre arba vyriausybės galiai. Taip? Taip. Ir staiga dabar paskaitydamas savivaldybės biudžeto pajamas, matau, kad iš GPM planuojamas gauti didžioji dalis. Ar jūs galėtumėte šiek tiek taip aiškiai, paprastai žmonėms nurodyti, kad jie vienam kartui suprastų, kaip tas GPM čia iš valstybės vėl sugrįžta atgal į savivaldybės biudžetą pas mus? Tai gal pradžioje aš noriu bendrą paketą, kaip pasakėm, kad biudžetas susideda iš 3 dalių, tai išvardintas dalis, jo konkrečiai su procentais. Tai asignavimai į biudžetą iš šitų mokesčių, tai sudaro 45%. Tada turim 35% biudžeto, tai čia yra valstybės dotacijos, kas yra pervedama iš visų ministerijų. 28 milijonų, jeigu aš, man atrodo, Tai dabar grįžtant prie to GPM-o. Tai dabar tas GPM-as, jisai sumokamas, tai kiekvienas rajono gyventojas, kuris deklaravęs gyvenamą vietą Šalčininkuose, Šalčininkų rajone. Nesvarbu, ar jisai netgi ir Vilniuje dirbdamas, ar Šalčininkų rajone, sumoka gyventojų pajamų mokestį. Ir po to į mokesčių inspekciją. Ir po to mokesčių inspekcija metų pabaigoje tos visus mokesčius sutvarko ir
pagal žmonių gyvenamąją vietą tom savivaldybėm perskirstytus gražina į savivaldybę. Reiškia, dar kartą pasitikslinu savo, reiškia, visi žmonės, kurie deklaravo vietą Šalčininkų rajone, sumokėjo į valstybės biudžetą, į valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą. Metų pabaigoje, kai visi mokesčiai yra surinkti, mokesčiai paskaičiuoja ir gražina atgal savivaldybei. Ar gražina visą sumą, kurią surinko, būtent, sakykime, tų gyventojų čia esančių? Jo, ten dar yra tvarka, kad ten dar peržiūrimi tie mokesčiai, tai kai kuriuose savivaldybėse ten irgi visas mechanizmas ir nustatyta tvarka yra, nes yra rajonai, kurie netgi dalį savo, vienu žodžiu, perskirstumą tarp rajonų. Yra rajonai, kurie surenka labai mažai tokio pajamo, o yra, kurie surenka perteklius. Jo, ir ten mokesčių inspekcija yra dar atskiras mechanizmas, dar perskirsto ir dar papildomai kai kuriem rajonam dadeda. Turite omeny, kad bendrai žiūrint į Lietuvos mastu, kad, nes vėl aš dabar įsivaizduoju, kad yragi savivaldybių, kur mažai gyventojų, daugiau gyventojų, pavyzdžiui Vilnius, ne, toksai, tarkime, aišku, gal Vilnius ir biudžetas didžiausias, bet kokiu atveju, bet tengi gyventojų, nežinau, kokia dalis, ar ten, sakykime, visas GPM sugrįžta į Vilnių, ar ten tik dalis? Aš dėl Vilniaus stebėjau dabar čia pasakyti, nes nenoriu klaidinti. Šalčininkų atveju tai mūsų visas sugrįžta pas mus ir turbūt dar daugiau sugrįžta, negu mūsų žmonės sumoka. Tai turite omeny, kad mes netgi kažkuria prasme, jeigu taip supaprastinus šitą klausimą, netgi šiek tiek gaunam daugiau, negu pas mus gyventojai sumoka GPM atžvilgiu, jeigu turime. Ne? Bet čia jau šitą reikalą čia jau valstybės lygmenių mokesčių inspekcija sutvarko. Ten yra jau kažkokie mechanizmai, kurie yra nustatyti ir jie tenais nekinta, sakykime. Taip, ne? Viskas reglamentuota ir ten jau pagal tą tvarką jau mokesčių inspekcija viską administruoja. Jo, tai šitoje vietoje toks paprastas dalykas vis tiek, reiškiasi, peršasi toks klausimas. Ar pritartumėt minčiai, kad vis dėlto viena iš pagrindinių funkcijų politikų, pavyzdžiui, vietinio, ne, būtų vis dėlto padaryti tą rajoną patrauklų gyventojams, kad kuo daugiau žmonių gyventų čia, kuo, sakykime, pelningesnių verslų čia daugiau būtų pas mus rajone, tada kažkaip surinktumėm daugiau gyventojų pajamų mokesčio ir daugiau turėtumėm biudžeto. Man atrodo, kad mes ir stengiamės tą padaryti ir iš tikrųjų, kad mūsų žmonėm būtų patogu čia gyventi, kad būtų prieinamos mokslas, kad būtų infrastruktūra, vienu žodžiu, kad gyvent sąlygos būtų kuo geresnės ir statistika parodo, kad ta demografinė situacija mūsų rajone nėra bloga, nes, aišku, tų gyventojų skaičius kažkiek ten mažėja, bet jisai balansuoja beveik lyg tą pačią vietą. O palyginus su kitais rajonais, tai mes turime tikrai garbingą viršūnį į ten vietą. Aišku, gal ne pirmą, bet tikrai gera pozicija mūsų pagal gyventojų skaičiaus pokytį. Tai gyventojai išsilaiko. Aišku, šitam įtakos turi ir tai, kad mes esame regionas sostinės, Vilnius arti, daug darbo vietų ten, bet ir kaip rajoninė valdžia mes irgi stengiamės, kad tikrai kurt tą gerovę gyventojams, kad būtų ir kultūra, ir infrastruktūra, ir mokslai, ir medicina, ir, vienu žodžiu, ir susisiekimas iš visų pusių, ką galime, tai stengiamės ne vienos srities taip nepaleisti, kad laisvus vandenis. Nes to biudžeto augimas, jeigu aš teisingai suprantu, yra pagrindė susijęs būtent su kintančiu GPM mokesčiu, jeigu pajamų prasme žiūrima, ne? Nes reikia su kintančiu pajamų mokesčiu, nes ten dotacija irgi, dabar jūsų plane, ta dotacija, antra dalis pajamų, reiškia, yra dotacija. Tai ką, jeigu aš teisingai suprantu, arba patikslinkit mane, jeigu kažkur klystu, kad dotacija tai iš principo yra, kad yra funkcijos kažkokios valstybės mastu, kurios yra deleguotas, sakykime, vyriausybės, ten Seimo, nežinau, ko savivaldybė atlikti, ne? Ar ten čia gal reikėtų, ten atskirai yra valstybės deleguotos funkcijos, tai valstybės deleguotoms funkcijoms, tai tos funkcijos, kurias valstybė kaip ir turėtų jas atlikinėti, bet valstybė nenori, tai tas funkcijas deleguoja savivaldybei ir kartu su to delegavimu skiria pinigų toms funkcijoms vykdyti. Ar galėtume čia kokį nors pavyzdį duoti, kad būtų aišku, pavyzdžiui? Pavyzdžiui, žemės ūkio
žemės ūkio skyrius savivaldybė, jo ir žemės ūkio specialistai. Čia yra valstybės deleguota funkcija, melioracijos priežiūra, ūkininkų administravimas, traktorių registravimas. Čia tokia iš labiausiai prieinamų visiems apčiuopiamų tų funkcijų deleguotų. Aišku, jų ten yra daugiau ir toms deleguotoms funkcijoms, tai iš tos bendros dalies dotacijų skiriama tik 5, man atrodo, 5 milijonai ten. Tikslaus skaičiaus neįvardinsiu, bet arti 5 milijonų. Bet yra ir ne tik tai valstybės deleguotos funkcijos, ar yra ir savivaldybės funkcijos, kurioms ministerijos pagal savo kompetenciją skiria pinigus, kad tos savivaldybės funkcijos būtų vykdomos. Tai yra didžiausia dalis iš šito paketo, apie kurį mes kalbėjom, kur 35% nuo bendro biudžeto, tai didžiausia dalis yra skirtų lėšų savivaldybės funkcijoms vykdyti ir dar dalis asignavimų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti. Žodžiu, ten vėl iš kelių dalių susideda tos dotacijos. Apie pajamas pašnekėjom, viskas aišku, malonu visada, kai gauni visada malonu, ne? Bet visada namie didžiausia diskusija, kam išleisim, ne? Bent jau aš kai iš namų žinau. Vienas nori atostogom išleisti, kitas, žiūrėk, nori restoraną nueiti, o kitas ir sutaupyti nori, ne? Iš tikrųjų, čia ir kaip ir rengiant biudžetą, turbūt administracija didžiausias skausmas ir po to derinimo etapuose toks daug diskusijų keliantis klausimas ir tvirtinimo metu, kaip išleisti teisingai, kad visi būtų patenkinti, kad visiems užtektų to biudžeto, nes pinigų yra tiek, kiek yra, o turime patenkinti maksimalų kiekį gyventojų ir rajono interesų. Pažvalgiau, reiškiasi, išlaidų, ten tas, sakykime, visą tą didžiulį bloką, tai aš radau, kad tas biudžete išlaidos yra suskirstytos į 10 tokių pagrindinių, nežinau, sričių, ar kaip ten pavadinties, ar tokių dalių, 10 pagrindinių tokių ten viskai. Tai kiekvienoj ten kažkokį akcentą pasidėjau, savo nežinau, ar išduosiu visus klausimus, tai paimkim, pavyzdžiui, pirmą paimkim tenais, reiškiasi, yra biudžeto išlaidose tokia dalis, kuri vadinasi, dabar tuoj pasiderinsiu, kad tiksliai įvardinti, bendros valstybės paslaugos vadinasi, ne, jinai tokia, nežinau kaip išeina, bet man labai įdomus dalykas kilo, toks klausimas, gal jūs kažkaip tai išskleisit. Žiūriu, ir reiškiasi, čia kiekviena seniūnija įvardinta ir kiekvienai seniūnijai numatytas kažkokios sumos, reiškiasi, tam bendras valstybės paslaugos. Taip. Ir staiga randu tokį įdomų dalyką. Butrimonių seniūnija 399 000, Šalčininkų, Kalesnikų seniūnija 45 000, o pavyzdžiui, ten kažkuri 11. Labai žirklės didelės, vienas gauna daug, kitas nieko. Vienas seniūnija, taip, Butrimonių 399, Deveniškių 11, Kalesnikų 45. Ir aš taip galvoju, gal čia pagal gyventojus, gal čia pagal kažką. Galvoju, užduosiu klausimą, kad jūs atsakytumėte. Čia iš tikrųjų dar paprasčiau viskas. Ten, kur didelės sumos, tai bus seniūnijos pastatų rekonstrukcijos atliekamas. Čia yra pinigai skirti remontui. Tai kalbant apie Butrimonių seniūniją, kad ten didelė tokia suma, tai bus remontuojamas seniūnijos pastatas, kapitalinis remontas ir tai sumai, už tą tokią sumą. Ten, kur mažesnės sumos 40 000 ar 50, tai ten bus mažesnio maštabo, mažesni kažkokie remontai atlikti. O kur jau ten po 11-16, tai ten yra komunaliniam išlaidom ir transportų išlaikyti tos sumos. Ir ten jau jos pasidaro beveik kaip nevienodos, bet panašios visų seniūnijų. Supratau. Tai reiškia, čia daugiau ta dalis tokia, tai kasdieniai veiklai užtikrinti čia tos išlaidos, arba jeigu yra kažkur pinigėlių, kai mes turim pagal biudžetą kažką, kas jau reikalinga remontuoti, pagal visą kitą. Supratau. Tai man jau čia aišku, žodžiu, kodėl taip skiriasi, pagal ką tai. Reiškia, tai gali būti, kad Butrimoniai gaus, o jau sekantį kartą didesnę sumą gaus tik už 10 metų, arba kažkaip kai atitinkamai remontuoti, kai laikas ateis. Supratau. Gerai, aišku, šiais laikais dabar mes labai daug girdim apie gynybą, ne? Ir valstybės mastu iš vis gynyba tapo labai aktualus klausimas ir biudžeto prasme, aš negi sakau, nesgi ten procentas dabar neatsimenu virš 5, ten 3 ar 5, 7. Nuo BVP jau skiria. Pas mus irgi yra tokia Šalčininkose eilutė, kuri vadinasi gynyba. Pažiūrėjau, kad irgi skiriam 500 000, man atrodo, kažkur tai plius minus, ne? Beveik 500 000 ir didžioji dalis numatyta skirti civiliniai saugai.
Tai aš dabar galvoju, kas ta civilinė sauga? Gal Tai ta galėtumėte civilinė sauga, tai aš gal taip pasakysiu, kad tie pinigėliai yra numatyti, nes reikia rajone įrengti pagrindę prie didesnių miestų, tai Šalčininkuose, Aišiškėse, Jašiūnuose generatorius prie administracinių patalpų pastatų. Pavyzdžiui, jei nedaug dievė atsitikus akimirkai X, Taip. kad mes turėtume valdymo centrą su elektros energija. Tai vat, ir ne tik tai Šalčininkuose, bet ir kitose didesnėse gyvenvietėse. Tai vat, tai dalis iš tų pinigų bus skirta generatoriams prie administracinių pastatų pirkti, taip pat dalis pinigų numatoma skirti generatoriams prie vandenviečių. Kad būtų nedideli generatoriai, kurie užtikrintų vandens tiekimą gyventojui. Jeigu dingtų elektros energija, tai vat, kad būtų garantuota. Ir dar yra toks punktas sutrauktas aptverti visas vandenvietės, kad jos būtų aptvertos ir neprieinamos, kad būtų saugios. Tai vat, tokie 3 pagrindiniai tie punktai, kuriems bus skirti šitie pinigai. Civilinės saugos čia. O čia man dabar toks jūsų beklausant toks klausimas kilo, ar čia tokia, sakykime, aktualijų įtakotos išlaidos, ar jos visada kažkaip tai figuravo? Prieš 10 metų buvo, ar ne toks dalykas? Prieš 10 metų aš nesu nagrinėjęs to biudžeto, tai man sunku komentuoti, bet manau, kad šitas klausimas aštrėjo paskutiniu metu, gal ne paskutiniais metais, bet per 5 paskutinių metų, jisai palaipsniui, jisai darosi vis aktualesnis, nes anksčiau, man atrodo, kad nieks negalvojo, kad čia gali... Taikos metu gyvenom, nieks atrodė, kad nebus to karo čia. Tikėkime, kad jo tikrai ir nebus. Tikėkime, kad nebus. Pasiruoš turime bet kokiai situacijai. Taip, tada bėgu per eilutes, kažkokį akcentą padėdamas, reiškiasi, viešą tvarką pažiūrėjau, kaip ir viskas aišku, didžioji dalis priešgaisrinė tarnyba numatyta išlaidose, kaip ir čia matyti klausimų nekyla žmonėms, nes kiek visada pažiūri, priešgaisrinė tarnyba turi aukščiausius reitingus tarp visų tarnybų. Ir aš kiek esu kažkada nagrinėjęs reitingus, kai ten reitinguoja policijos koks reitingas, koks ten medikų reitingas, koks ten gaisrininkų arba priešgaisrinės tarnybos, tai visą laiką jie aukštumoje ir jeigu ten jiems skiriama pinigų, tai niekas net neklaus, kad čia per daug ar panašiai, ne? Bet čia dar su gaisrininkais aš biškai noriu patikslinti tą situaciją, kad rajone pas mus yra gaisrininkai, pavyzdžiui, Šalčininkų gaisrinė, čia yra priklausanti VRM-ui, Vidaus reikalų ministerijai. Ir visą finansavimą jau Šalčininkų gaisrinė gauna iš VRM-o ir ten jau... Čia nepakliūna į savivaldybės biudžetą. Čia, kur biudžete numatytos gaisrinės, tai čia yra kaimo vietovėse esančios gaisrinės. Pavyzdžiui, Deveniškės, Turgeliai, Butrimonis, Pabarė, Baltoji Vokė, Jašiūnai. Taip, aš esu... Išmėtytos po visą rajoną, ten aišku, tos brigados jos turi po vieną mašiną, tos mašinos senesnės, bet po truputį tą parką stengiamės atnaujinti, daug paramos sulaukiam iš Lenkijos partnerių. Tikrai ne viena mašina iš jų gauta kaip parama, po truputį remontuojamos patalpos tų gaisrininkų ir šitos brigados gaisrininkų jau yra išlaikomas iš biudžeto. Iš savivaldybės biudžeto. Aišku, iš valstybės yra dalinai asignacijų tam reikalui, bet tų pinigėlių trūksta. Mums reikia iš savo biudžeto, norint išlaikyti tokią komandą, kokią turim šiandien, turime iš savivaldybės biudžeto papildomai skirti prie tų asignavimų dar savo pinigų. Bet manome, kad tai yra labai svarbu ir ta sauga turi būti užtikrinta, nes gaisrininkų nevertina nieks, kol nėra bėdos. Bet kai ateina bėda, tai tada labai gerai, kad beveik kiekvienoj seniūnijoje arba didesnėje gyvenvietėje yra kelių žingsnių prieinamume komanda, kuri gelbėja atsitikus nelaimei. Va dabar greitų laikų, man atrodo, jie labai bus aktualūs. Prasidėjo žolės deginimai, panašiai, tai visada... Tai jau tas prasidėjo, jau čia ne ateiti, jau 2 ar 3 savaitės jau pasirodo tos informacijos ir gal pasinaudodamas progą tikrai noriu paraginti, nes ir savivaldybės svetainį raginom, tą informaciją teikiam ir dar noriu paraginti žmonės, kad tikrai nedegintų tos senos žolės, nes čia kelia pavojų ir jiems, ir jų turtui, ir kaimynų turtui, ir aplinkos sauginių požiūrių čia, vienu žodžiu, nieko gero iš to deginimo nėra, o rizikų labai, labai daug.
Tai tikrai nedeginkit to žolės. Yra kitų būdų. Taip, yra tikrai. Kita eilutė, kurią mes turime, vėl kurią norėčiau klusteli, tai yra vadinasi ekonomika. Tai čia jau kaip ir jums turėtų būti iš vis, kaip sakant. Bet čia, kaip pažiūriu, nedaug, visai 1,3, palyginus, nes vėl suprantam, kad išlaidos 78 milijonai, tie patys, kurias mes surenkam. Tai čia 1,38 milijono ekonominėms, reiškia, išlaidoms tos vadinamos. Kaip aš jas pažiūrėjau, truputėlį man nusidarė įspūdis, gal jis klaidingas, kad ten daug tokių kompensavimo mechanizmų, ten, kiek pamenu, liktais yra, reiškia, nuostolingų reisų kompensavimas didžiąją dalį sudaro, ten kitokios kažkokios administracinės funkcijos, bet kažkaip man pasirodė, kad nėra jokio skatinimo čia. Ar aš taip klystu, ar kažkaip tai skatinimas gal kitur kažkur tai? Ekonomikos, ar čia... Šičia, kur kalbate apie nuostolingų reisų kompensavimą, tai čia tikrai tokia, kaip dažnai keliamas tas klausimas, kad čia mes kompensuojam, bet pozicija yra tokia, kad mes turime užtikrinti kiekvienam kaimui susisiekiamumą. Tai kiekvieno kaimo, nesvarbu, ar čia būtų Dieveniškių seniūnijos, ar Kalesninkų seniūnijos, ar dar kažkokios kitos seniūnijos, kiekvieno kaimo gyventojas turi turėti galimybę pasiekti rajono centrą arba kitokią gyvenvietę. Ryšium su to, kad kaimuose gyventojų skaičius mažėja, tie reisai vykdomi, nes jie turi būti, nes žmonės turi pasiekti miestą, turi davažiuoti iki ligoninės, turi davažiuoti iki poliklinikos, iki savivaldybės, ar net į turgų nuvažiuoti kažką nupirkti ar į Maksimą. Tai gyventojų mažėja ir tie reisai pasidaro nuostolingi. Bet susisiekimą mes turime užtikrinti. Ir tam, kad tas susisiekimas būtų užtikrintas, yra numatyti tie pinigai, kurie išmokami kaip kompensacija paslaugų teikėjams. Tai keleivių pervežimo įmonės važiuoja tais maršrutais, važiuoja, tai paprastai žmoniškai kalbant, į minusą, bet gauna kompensaciją iš savivaldybės, kad nenutrauktų tos veiklos. Tai tie pinigai, tas paketas iškeliauja. Aš taip ir suprantu, tai čia kaip ir, toks gyvenimas, kaip sakant, ir tokia realybė, teisingai. Neišeisi be to. O kaip su skatinimu? Netrūksta jūsų kaip ekonomisto tokio verslo žmogaus genuose? Aš nežinau, ar čia verslams dabar... Kitas dalykas, gal aš tokį papildomą klausimą. Ar čia savivaldybės misija, galbūt, nežinau, gal čia ne savivaldybės reikalas, gal kažkaip verslumas turi savaime kažkaip gyventi, ar valstybė turėtų žiūrėti, nežinau. Tai savivaldybės verslo skatinimas yra kitų, gal per kitą prizmę, ne per finansus, o savivaldybės durys atidarytos verslo, atidarytos investuotojim kaip, sakykime, kaip visokių leidimų, statybos, ten verslo vykdymo, tai per tą prizmę padedama verslui. Jeigu norės koks investuotojas ateiti, tai, pavyzdžiui, yra suformuotas netgi investicinis sklypas Šalčininkuose, kur yra ten aptvertas, padarytas privažiavimas, infrastruktūra, tik nuolat ieškom to investuotojo ir nesurandam. Čia toks įdomus dalykėlis, aš jau pasiklausinėsiu, tai šiek tiek, o kokios dydžio tas sklypas, ar ten... Aš tiksliai nepasakysiu, bet arti 1,5 hektaro kažkas tokio. Miesto ribose, čia prie katilinės, šilumos tinklų. Priešais. Jeigu atsirastų investicinis projektas, tai savivaldybė, kaip sakyti, skęstom rankom laukia investuotojų. Tai šitoj vietoj tikrai ir kiek ateina tų investuotojų iš šalies, aišku, pagrindė čia smulkus, bet visada jie laukiami ir įstatymų ribose savivaldybė visada yra atvira ir kaip norinti padėti, kuo greičiau sutvarkyti visus juridinius faktus. O dėl paramos finansinių, tai aš nežinau, ar čia verslo turėtų savivaldybė skatinti. Yra valstybinės visokios verslo skatinimo programos ir gal per ten labiau turėtų būti skatinamas verslas. Aišku, aš manau, kad verslas neatsisakytų nuo pinigų, nieks neatsisakytų. Aš manau, bet ar čia savivaldybės funkcija piniginių? Sakau, čia, žinot, kaip slag diskusinis klausimas, kitas dalykas, aš tai neturiu atsakymo, tiesiog, galbūt ir ne. Savivaldybės tiek tokia daugiau piliečių žiūri, ne? Verslas vėl, jeigu verslus, tai jis randa. Gerai, tai perėsim dabar, kadangi apie piliečius pradėjom kalbėti, perėsim prie klausimo, kuris tikrai visiems piliečiams rūpi, man atrodo.
Tai yra būstas ir komunalinis ūkis. Tikrai pažiūrėjau vėl didelės, daug visokių seniūnijų, visko čia finansuojama. Reiškia, gal ten kažkokie, kas čia per išlaidos, kam čia skiriama, kiekviena seniūnija, ar čia šiukšlės, tai paprastai kalbant, ar kažkas daugiau įeina į šitas išlaidas? Tai ten jeigu per komunalinį, tai viskas eina ir tų pačių kelių priežiūra, jo, tai vėl šitoje vietoje noriu tokį biškį akcentą sudėti, nes ne visada žmonės supranta, kokie keliai kam priklauso, yra painiojama jo ir daug tikrai Facebook'e ar viešoje erdvėje ten savivaldybė ten nesutvarkė, o pradeda analizuoti, pasirodo, kad tas kelias net nėra savivaldybės. Tai noriu visiems dar kartą gal taip pranešti, kad rajono visi keliai yra padalinti į dvi dalys. Tai yra keliai, kurie priklauso valstybei, tai yra Via Lietuva, yra savininkė ir atsakinga už tų kelių ten remontą, priežiūrą ir visą kitą ten administravimą, ir yra rajoniniai keliai. Tai kaip pavyzdį, pavyzdžiui, kelias Vilnius Šalčininkai, tai čia yra valstybinės reikšmės ir priklauso Via Lietuva. Tas pats Šalčininkai Eišiškės, ar netgi gali būti tas kelias, pavyzdžiui, iš Šalčininkų iki Sakalinės ir Mikantonių kaimą, pasirodo lygtai žvyrkelis. Jo, bet čia pasirodo tas žvyrkelis nėra savivaldybės, jis yra Via Lietuvos. Tai visi šitie keliai yra padalinti į tas dvi dalis ir turi skirtingus šeimininkus. Tai savivaldybė tvarko, remontuoja ir prižiūri tuos kelius, kurie yra vietinės reikšmės. Tai biudžeto planavime būtent čia šitoj būstas ir komunalinis ūkis ir mes randam ir kelius. Valstybė skiria, aišku, tų kelių priežiūrai, ten atskirą asignavimą, ten atskirą tą sumą, bet ta suma tikrai yra labai maža ir mes negalim per 1 metus jau čia visus kelius sutvarkyti, ten, nežinau, nužviruoti, užasfaltuoti ir kad visi liktų patenkinti, nes jeigu ten pradėtų asfaltuoti, tai ten 3-4 kilometrus ir mes visus pinigus padėsim. Tai sudaromos prioritetinės eilės, žiūrima, kur daugiausia gyventojų, kur didžiausia nauda būtų iš to, kur didžiausia nauda būtų iš mažos atkarpos asfaltavimo, o tas ribinis naudingumas būtų kuo didesnis. Tai vienu žodžiu, komunalinis ūkis čia jau vertina tą visą situaciją ir jau ten sudaro tas eilės ir pagal galimybę daro. Taip pat remontuoja, ten pavasarį po žiemos irgi būna ten daug ir mieste, ir kitose rajonėse keliuose, kad daug tų duobių ir stengiasi savivaldybė kuo greičiau jas sutvarkyti, kad nebūtų nepatogumų gyventojams. Vėl sniego valymas. Ši žiema parodė, kad tikrai čia buvom pripratę, kad sniego nedaug. Šiemet turėjom jo tiek. Išlaidų reikėjo atrado kaip reikalas. Bet manau, kad tikrai savivaldybė labai gerai susitvarkė su tą užduotim. Sniegas tą pačią akimirką visiems nebuvo gal išvalytas, bet tai čia nerealu, žmonės turi suprasti, kad yra techninės galimybės. Bet kažkokių ten tokių jau labai probleminių atvejų tai nebuvo. Buvo kaip ir ten dienos bėgė visur išvalyta, visur garantuoti privažiavimai, viskas gerai. Tai daug pinigų išeina, nes keliai tai opiausia problema gyventojams, nes visi naudojasi jais, visi važiuoja ir mato. Žvyrkeliai vėl yra po žiemos dar kartais nespėja iššalas išeiti, žmonės jau nori, kad savivaldybė jiems pagreideriuotų ten tos žvyrkelius. Tai ne visada taip išeina, kelias turi iš jo išeiti iššalas, išdžiūti ir tik tada gali būti tvarkomas. O pas mus būna, kad žmonės nori anksčiau laiko, kad ten kažkas būtų daroma. Tai viena dalis pinigėlių iškeliauja būtent šitam. Po to ten kas ten dar iš tų yra? Atliekų tvarkymas, man atrodo, irgi daug ir išeina. Ir man atrodo, čia atliekų tvarkymą užsiima komunalinis ūkis. Ar savivaldybės įmonė, ar ne? Ne. Komunalinių atliekų surinkimų pas mus užsiima, tai yra Vilniaus atliekų tvarkymo centras ir ekoservisas. O savivaldybė tik administruoja. Komunalinių ūkio skyrius administruoja valstybinę rinkliavą, kuri yra surenkama iš gyventojų ir įmonių. Ten
yra tarybos sprendimų patvirtinta tvarka, kaip paskaičiuojama, skaičiuojama už ten kiekvieną kvadratą naudojamo ploto, ten yra ribos iki kokio Čia savivaldybė pati gali nustatyti šitos dalykus, ar čia irgi Jo, čia reglamentuota savivaldybės tarybos sprendimų patvirtinta tvarka. Kokio dydžio ta valstybinė rinkliava ir kokia jos surinkimo tvarka. Ir komunalinio ūkio skyrius administruoja tos rinkliavos surinkimą į biudžetą ir organizuoja atliekų tvarkymą. Bet jau čia jau jisai organizuoja tik tais kaip pirkdamas paslaugą. Tik pirkdamas paslaugą. Tai savivaldybė pati savo kaip ir, galima sakyti, kad pati nedaro jokių paslaugų, perka visada per viešąjį pirkimą. Supratau. Nes būna vėl, sakykime, gal tų jau pamažėja, sakau, čia aš galiu būti atsilikęs, sakykime, nuo gyvenimo kai kurios atvejose savivaldybės, nes žinau, kad būna savivaldybės įmonės, ne, tokias, ar Taip tokių yra. jau gal net ir nebelikę, nežinau. Ne, kodėl pas mus yra savivaldybės įmonių, yra, tai galima ir tie patys šilumos tinklai, čia yra savivaldybės įmonė, jo, pavyzdžiui, Šalčininkuose komunalinio ūkio įmonė yra tvarkyba. Aišiškėse yra Aišiškių komunalinis ūkis, tai tikrai tų savivaldybės, autobusų parkas yra savivaldybės įmonė. Tai tas komunalinis ūkis Šalčininkų pakliūna čia į šitą? Nepakliūna. Čia jisai funkcionuoja kaip atskiras juridinis vienetas, kurio savininkų yra savivaldybė. Tai jis ten veikia kaip įmonė, pati išsilaiko iš savo... Pati išsilaiko iš savo. Aišku, būna iš savivaldybės, gauna papildomų asignavimų kažkokiai technikai ar plėtrai ten. Tikrai to būna, ar kažkokiam projektam vykdyti, taryba priima tos sprendimus ir būna skiriami ten pinigai, pavyzdžiui, ten tvarkybai nupirkti kažkokią techniką, jo, kad jinai galėtų savo veiklą plėst. Bet tai čia kaip akcininkas savivaldybė dadeda. O šiaip funkcionuoja kaip atskiras juridinis vienetas ir užtikrina tas paslaugos mūsų rajono gyventojams. Nu, kurias jūs dabar čia sakėt? Čia kelių tvarkymų? Vėl dalyvauja viešuosiuose pirkimuose bendrai su privačiom įmonėm. Čia nėra taip, kad savivaldybė sugalvojo ir tvarkybai, pavyzdžiui, atidavė ten ir tvarkybą. Sniego valymą, pavyzdžiui, ne? Nėra taip. Skelbiamas viešasis konkursas, tame konkurse gali dalyvauti tiek privačios, tiek valstybinės įmonės, gali, nežinau, ten iš Klaipėdos įmonė pasiūlyti geriausią pasiūlymą. Ūkininkas bet koks gali, jeigu jisai turi techniką. Jeigu jisai tą apimtim susitvarkytų, tai kodėlgi ne. Ta prasme, atviras konkursas ir gali visi dalyvauti ir pagal nustatytus kriterijus, kas laimi konkursą, tas ir tą paslaugą vykdo ir gauna už tai pinigus. Tai kažkurį vietą aš buvau paruošęs klausimą, kurį jūs taip plačiau atsakėt, pas mane buvo konkrečiau, kad iš tikrųjų čia vyksta kaip ir tokia, atidaryta ekonominė veikla. Reiškia, yra tas konkursas, nėra taip, kad čia savivaldybė turi savo įmonę ir jinai daro tą komunalinį ūkį tvarko, reiškia, vis dėlto atidarytas vartai, galim šiek tiek susimažinti dėl rinkos sąlygų, sakykime, kaštus, teisingai? Taip, tai nes čia, kaip valstybės pinigai turi būti leidžiami tik tai per viešuosius pirkimus. Tai negali būti, kad kažkas sugalvoja ten ir nupirkau ten vieną ar kitą paslaugą ten vieno įmonį. Yra visa sistema, kuri funkcionuoja valstybės mastu, viešųjų pirkimų ta sistema ir tas įstatymas viešųjų pirkimų ir visi pirkimai vykdomi pagal tą įstatymą. Dar viena sritis irgi, kuri paliečia kiekvieną žmogų, yra sveikatos apsauga, bent jau numatyta. Ir reiškia pas jūs taip atskira tokia sritis. Aš taip žvilgtelėjau, kaip žinau, su sveikata, tolydų sveikatos, kol jaunus atrodo nesusiduri, tai nerūpi, žinai, gydytojai. Gal jūs kažkaip, čia norėtumėt pats kokį akcentą padėti, pavyzdžiui, gyventojams, pavyzdžiui, įdomu būtų, ar kažkas įvaldybė suplanavo, netradicinius. Aš tokius kelius aspektus noriu, kad... Kam tie pinigai čia kažkaip tai... Funkcionuoja jau ne pirmus metus gydytojų pritraukimo programa, kur papildomai iš biudžetos skiriami pinigai papildomim atlyginimam gydytojam mokėt, taip pat transportui, būtui. Jeigu pritrauktumėm jauną gydytoją, tai gautų jisai papildomą darbo užmokestį. Tai čia tam, kad pritrauk, nes gydytojų problema aplamai ne tik kad Šalčininkuose, o visoje valstybėje yra ta pati ir norint pritraukti gerus specialistus, tai reikia jiem mokėti. Iš miesto reikia į rajoną mokėti. Tai yra ta gydytojų pritraukimo programa, kuri funkcionuoja. Ir dar noriu pažymėti, kad nemaži pinigai buvo skirti čia 200
beveik 50 000 čia vaiko skyriaus išlaikymui Šalčininkų ligoninėje. Nes jeigu tie pinigai nebūtų skirti, tai pagal tos asignavimus mes tą vaiko skyrių turėtume uždaryti, tik tai dienos būtų stacionaras likęs, o kad vaikai ten paguldyti jau ir gulėtų dieną naktį, tai jau tokio negalėtų būti. Bet čia yra skirti papildomi pinigėliai iš biudžeto ir tas skyrius pas mus funkcionuoja. Čia jau 2 metai, man atrodo. Papildomai finansuojat, kad ligoninė galėtumėm turėti šitą skyrių, taip? Taip. Taip pat ligoniniai skirta 250 000 remontui, tai remontuojamos patalpos skyriais, tai čia irgi tokia gera naujiena. Dar skirta apie 150 tūkstančių poliklinikos remontui, tai jau tas projektas jau kaip ir į pabaigą, jau turim gražiai suremontuotą polikliniką, registratūrą, įėjimą visą. Taip pat Eišiškių ligoniniai apie 50 000 skirta remontui, tai vienu žodžiu skiriama tų pinigėlių medicinai, kad ta paslauga būtų ir tos erdvės būtų kaip atitinkamos. Kad žmonės nes buvo iki to dėja, kad žmonės ieškojo pirminių tų visokių paslaugų, iš karto ten važiuodavo į sostinį, į geras ligoninės, bet šiai dienai pas mus atvažiuoja labai daug gerų specialistų. Pritraukiama, taip, iš geriausių valstybės gydymo įstaigų. Tie specialistai čia nebūna kasdien, bet turi tam atitinkamus grafikus ir jie čia atvažiuoja ir priima mūsų žmonės ir konsultuoja, gydo. Ir jeigu jau kažkokių rimtesnių problemų, tai jau tada jau žmonės tie važiuoja į, pavyzdžiui, Santariškes ar į Lazdijus. Tai, ką pasakėt, toks man čia spontaniškai kilo klausimas, tai tokiai ilgalaikiai savivaldybės vizijoje ligoninė neliks? Ar turėtų likti, ar mes siekiam, kad liktų, nežinau. Aš labai to norėčiau, kad jinai liktų ir manau, kad mes dėsime visas pastangas ir nebent čia iš centrinės valdžios kažkokie sprendimai taip, bus. Kai kurių dalykų, aišku, nuo tavęs nepriklauso. Kas nuo mūsų priklauso, tai mes visada dėsim pastangas, kad tos paslaugos tikrai būtų prieinamos mūsų rajono gyventojams, mūsų rajono ribose, kad nereikėtų važiuoti elementarių kažkokių paslaugų į Vilnių. Tokį man irgi pasinagrinėjau, taip paviršutiniškai paskaičiau, žiūriu nemažai įstaigų išlaido, biblioteka, kultūros centrai, Eišiškėse, ten, reiškiasi, yra ir ten kiti dalykai, Kazakevičiaus sporto laisvalaikio centras irgi yra išlaikomas iš šitų išlaidų, taip, bet yra daug ir atskirai programų organizuojama. Tai man toks klausimas kilo, reiškiasi, tarkim, yra biblioteka, yra ten kultūros centras, Eišiškėse yra kultūros centras, žinau, kad ir tas Kazakevičiaus sporto laisvalaikio centras aktyvus, bent jau dabar labai yra šiuo metu, ten visokių renginių organizuoja. Tarkime, atrodo, kad ir taip jau daug tų renginių organizuoja tos įstaigos, kurias išlaiko savivaldybė, bet yra atskirai dar ir projektų įvairiausių. Tarkim, kaip pavyzdys, kokį čia paimkim vieną, reiškia, kokia čia buvo, ten kažkaip pasižymėjęs, bet nėra taip svarbu. Tarkim, Šalčios šventė. Šalčios šventė, 50 000. Toks klausimas. O kodėl jo negali kultūros centras organizuoti, Šalčios centras, ir ten gautų finansavimą? Kodėl kažkaip tai čia atsiranda skirtingos eilutės? Čia tiesiog toks diletantiškas žmogus, jis gali galvoti, palauk, tai čia, ar čia kažkaip tai, pagal kokius kriterijus, pavyzdžiui, šventė, kodėl, tarkim, negali būti kokia nors, Mėnulio užtemimo šventė. Tai gal pradėkim vis dėlto čia nuo pat pradžių, išsiaiškinkim, kas yra ta Šalčios šventė. Tai ta Šalčios šventė tai yra mūsų derliaus šventė, kuri jau per tiek metų tapo tradicija, su, jau galima sakyti, gal giliom šaknim. Taip. Ir tam tikra prasme yra rajono vizitinė kortelė, nes daugiau tokio masto švenčių rajone nėra organizuojama. Yra organizuojama kitų ten švenčių, joninių, ten užgavinių, bet čia yra tokios mažesnės, sakykime, lokalios mūsų šventės, o šita derliaus šventė čia yra jau tokia, galima pavadinti ją netgi tarptautinė, nes jos metu sulaukiam tikrai nemažai svečių iš užsienio valstybių, labai daug Lenkų partnerių atvažiuoja, centrinės valdžios atstovų daug dalyvauja. Čia yra, vienu žodžiu, mūsų rajono vizitinė kortelė ir pagrindinė rajono šventė, kurią iš tikrųjų netgi
drįsčiau tai pasakyti, kurios globėjų yra pats meras, jau pats kuruoja viską ir prižiūri, kad tik tai ta šventė būtų organizuota kasmet kuo geriau. Pritraukiami atlikėjai įvairaus rango. Iš tikrųjų per televiziją kartais tik tai tokius pamatom, kokie čia dalyvauja. Įspūdingos scenos, kiemeliai. Vienu žodžiu, pati šventė yra įspūdinga ir tam, kad tos šventės organizavimas būtų užtikrintas ir garantuotas, kad tie pinigėliai kažkur ten kitur nebūtų išnaudoti, tai užtat skiriama atskira eilutė, kad būtų užtikrintas ir kasmet ta šventė būtų organizuota. Ir reprezentuotų kuo geriau mūsų rajoną. Tarptautinį ir valstybės. Tai iš principo mes galime manyti, kad, ar sutiktumės tokį mano apibrėžimu, kad projektai ten ar šventės, kokios ten, sakykime, atskiros, jos ten, reiškia, tarsi formuoja kažkokią mūsų tapatybę rajono. Jos tokie kaip atskiri projektai galėtų būti. Nes yra toks ir projektas kaip šeimos turizmo skatinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, įtraukiant nematerialų kultūrai paveldą, atrodo. Toks kaip atskiras projektas, kažkoks yra finansuojamas šalia visų kitų kultūrinių įstaigų. Tai ar gali manyti, kad čia yra tie projektai tokie atskiri, yra tarsi kažkoks papildomas vertybinis, tapatybinis šito krašto vaizdas? Aišku, tie projektai gal dar ir finansavimą gauna iš kitų šaltinių. Jo, užtat jie kartais būna įrašomi atskirą eilutę, kadangi čia atskiras gyvendinimas, atskiras finansavimas ir atskira eilutė. Tai dalinai finansuojami iš savivaldybės ir dalinai gali būti finansuojami dar iš papildomų šaltinių. Už tai atskirai kaip eina. Tai. Supratau. Aišku, labai didelė dalis, mes jau ilgai kalbam ir jau tikrai jau nuvarginau jos rimtai, bet vis tiek šiek tiek apimkim. Didžioji dalis išlaidų, kaip nekeista būtų, susijusių su švietimu. Taip. Net 35,5 milijono, kas realiai sudaro jau, kiek čia ant greitųjų paskaičiuosiu, kokius 40% visų išlaidų. Taip. Daug švietimo atrodytų. Ar mūsų žiūrovams galėtumėt tiesiog greit išplėsti, kodėl tiek daug švietimo išleidom, pagalvotum? Pirmiausia, mes išleidžiam daug švietimų, kadangi turime daug mokyklų. Stengiamės išlaikyti kuo platesnį tą mokyklų tinklą, kad jisai būtų kuo arčiau mokinių, moksleivių, kad nereikėtų moksleivių, pavyzdžiui, iš Deveniškių važiuoti iš Šalčininkus arba ten, žinau, iš Baltosios Vokės į Jašiūnus. Tai didesnėse gyvenvietėse visur yra išlaikytos mokyklos ir stengiamės tas mokyklas išlaikyti ir finansuoti. Ir kaip jau sakiau, kad ta mokymosi paslauga arba tas mokymasis būtų kuo arčiau gyventojų. Antras niuansas yra toks, kad mūsų rajonas yra daugiakalbis. Mes turime išlaikyti ir lenkiškas mokyklas, ir lietuviškas. Tai iš karto tų mokyklų skaičius padidėja. Plus mes turime dar 4 neformalio mokymo mokyklas. Turime 13 gimnazijų lietuvių ir lenkų kalbomis, turime 2 pagrindinės mokyklas, turime 7 darželius iki mokyklinio. Ir 4 neformalio mokymo, tai yra meno mokyklos, 3 Eišiškėse, Šalčininkuose ir Jašiūnuose, taip. Ir turime dar sporto centras Eišiškėse. Tai irgi jisai iš tų pinigėlių. Taigi matom, kad aibė tų įstaigų švietimo ir, ką žinau, manau, kad turime investuoti į mūsų jaunimo švietimą, nes mūsų jaunimas tai ir ypatingai tas jaunimas, jeigu jisai išsilavinęs, tai čia mūsų perspektyva. Mokslas svarbiausia yra. Taip, sunku priversti su šiais laikais tą jaunimą mokytis, bet sąlygas turime sudaryti. Sąlygas turim sudaryti, sutinku. Taip, iš tikrųjų, nes man ir pasirodė, kad platus tas tinklas, bet valdom efektyviai. Stengiamės. Kad, kaip ir sakiau, kad tos paslaugos būtų prieinamos kuo arčiau ir jų kokybė būtų kuo geresnė. Aišku, yra problemų su mokytojų trūkumu, bet čia ne rajoninė, kaip čia ir rajoninė, bet čia ir bendrai visos Lietuvos problema, kad trūksta pedagogų, trūksta gydytojų.
įvairių specialybių žmonių trūkumus yra. Na taip, čia jau tokia atskira problema, gal aš kažką galvoju, gal ateityje, kada pabandysiu pasikviesti, ką nors iš jūsų kolegų, apie švietimą pakalbėti, iš tikrųjų tokia plati tema ir daug žmonių susiję ir visokių galima būtų, tai čia tik šiek tiek apie pinigėlius pakalbėjom, nors ten kaip ir aišku viskas, daug įstaigų, daug pinigų ir viskas vyksta savaime. Tas pats su darželiais, va, tai šiuo metu Šalčininkuose vienas darželis jau priestatas, ten jau vyksta statybos darbai, jau yra statomas, jau projektas vykdomas. Kitas darželis projektavimo stadijoje irgi priestatas bus statomas, tai ir tie pastatai, aišku, čia iš kitų pinigėlių jie ten statomi, ne iš šitų, apie kurios kalbėjom čia, bet tai modernizuojama viskas, remontuojama ir daromos investicijos į tą. Na ir mes jau prie pabaigos, nes liko 10 paskutinė ir kartais man atrodo, ypatingai prie mūsų dabartinės socialdemokratų, reiškia, valstybinės valdžios, tai čia aktualiausia tema turėtų būti, kuri vadinasi pas jūs socialinė apsauga. Ar daug tenka prie šitos eilutės iečių sulaužyti arba laiką praleisti? Nes čia, man atrodo, visada socialiniai apsaugai, tai kiek beduosiai ten visada gali. Iš tikrųjų, socialinė ta apsauga tai labai tokia jautri. Jo, būtent, kad jautri labai tema. Jautri sritis, o jautri dėl to, kadangi čia paliečia žmonės. Čia paliečia žmonių gerovę. Ir vat, nepasiturinčių žmonės, žmonės turinčius tam tikrų sveikatos problemų. Taip, ir tikrai turime pasistengti ir stengiamės taip užtikrinti, kad nieks nebūtų paliktas likimo valioje ir kiekvieno žmogaus poreikius būtų atsižvelgta. Tai va, tai galbūt, aš nežinau, gal sunku būtų visiems gerais išlikti, bet pagal galimybės tai tikrai stengiamės nieko nepraleisti ir įvertinti visus tos poreikius ir pagal galimybę tos pinigėlius paskirstyti. Tai gal trumpai taip, aš čia pakomentuosiu. Čia 14 milijonų net išleidžiama, tai kaip ir atrodytų, nežinau, kaip ir nemažai. Čia aišku, reikėtų žiūrėti procentiškai, kiek tų žmonių pakliūna tokių, nes, tarkim, čia toks vienas kaip, gal čia toks pasmalsavimai, tarkim, vienas klausimas būtų socialinės išmokos, 3 milijonai. Kokias išmokas dabar galima gauti, jeigu gal bent keletą įvardytumėt pas mus rajone, arba ką mes remiam tokius, kas pakliūna iš tą 3 milijonų? Tai čia bus tos socialinės išmokos, tai nepasiturintiems tos išmokos, bet taip pat čia galėtų būti ir, kaip sakiau, ir žmonės su negale, ir kompensacijos už kūrą, už šildymąsi, kompensacijos už šaltą karštą vandenį. Vienu žodžiu, pats kaip pažeidžiamiausias gyventojų ratas čia šitom paslaugų, kam labiausiai to reikia. Ten netgi ir maistų yra per seniūnijas irgi, man atrodo, iš tos pačios eilutės, jeigu neklystu. Turite omeny žmonėms, kurie neturi pajamų pakankamai, ne? Taip. Nes čia aš mačiau, man atrodo, ir mokyklose finansuojamas yra maitinimas, tikriausiai per šitas nemokamas maitinimas mokyklose ir ne tik mokyklose, čia ir darželiuose, prieš mokykliniuose ugdymo įstaigose. Darželiai, mokyklos, šitos gimnazijos, ten užtikrinamas tas maitinimas vaikų. Supratau, nes vėl pagal tai, kam skiriama kiek pinigų, duotam socialiniai jautriom grupėm, gal galėtumėm tiesiog pasukti šiek tiek kitaip tokį klausimą arba tokį rajono vaizdą padaryti. Gal galėtumėt kažkaip tai, gal yra kritę jums į akis, pavyzdžiui, nebūtinai čia tas turi būti, čia ne jūsų sritis. Sakykime, vis tiek, tu būna skiri, kad, sakykime, atinkama dalis, tarkim, tenka neįgaliesiems 2 milijonai. Tarkim, ten ar įstaiga kokia išlaikoma yra, ar ten kažkokios išmokos yra neįgaliesiems, pavyzdžiui, kaip aš hipotetiškai sprendžiu, ne? Tai mes tada suprantam, kad pas mus rajone yra neįgaliųjų daug, arba čia yra kažkokia problema sprendžiama jų, arba atvirkščiai ten, sakykime, pensininkam tenai skiriama papildomai kažkokia ten kompensacijos ten ar už šildymą ar ką. Mes tada suprantam, kad pas mus rajone yra kažkokia socialinė problema, kaip su vyresniais žmonėm ten reikia. Ar galim per pinigų prizmę išskirti kažkokias jautresnės socialinės temas, kurios pas mus rajone vyrauja, kuriem dėmesio turim skirti, galbūt aktyvesniem piliečiam galėtumėm kaip tik paraginti, kad pasižvalgytų?
Galbūt viena tokia iš opiausių yra problemų, tai yra socialiniai būstai. Šiai dienai tikrai nemažai yra žmonių laukiančių, trūksta mums tų būtų, savivaldybė ten nuolat perka, nuolat remontuoja, įrenginėja, perduoda tos būstus, bet jų visada trūksta. Šiai dienai tas skaičius, aišku, ten kinta, bet apie 120 socialinių būstų trūksta. Ir šitas klausimas nekartą buvo jau keliamas ir jisai nuolat keliamas ir diskutuojama dėl jo, bet savivaldybė ir rajono valdžia nepalieka šito klausimo ir tikrai sprendžia, ieško geriausių sprendimo būdų, naudojasi galimom priemonėm ir šiuo metu yra projektuojamas, gal dar nesuprojektuotas, bet jau procesas pajudėjo, projektuojamas ir bus statomas socialinio būsto namas Šalčininkuose. Tai ten, jeigu neklystu, gal 20 būtų bus pastatyta ir išdalinta socialiai remtiniems, ne? Ir Jašiūnuose bus statomas irgi namas, irgi dabar vyksta projektavimo darbai, tai irgi ten gal 11 būtų. Tai bendroji masė 30 būtų bus naujai pastatyta. Tai čia iš šitos eilutės, čia finansavimas ir eina į tos... Ne, čia greičiausiai ne iš šitos eilutės, čia aš tiesiog jūs paklausiu dėl pačios problemos, kokios yra aštriausia, kuri problema, tai aš ją įvardėjau, kad socialinių būstų trūkumas, bet taip pat ir tiesiog noriu pasakyti, kad jinai sprendžiama ir ieškoma galimų sprendimo būdų, nes taip paimti ten ir iš biudžeto pinigų ten tiesiog pripirktų būtų, tai išleisime tos pinigėlius ir vis tiek ta eilė, tai šitie pradės gyventi kiti žmonės atsiras ir ta eilė bus. Bet klausimas tais, kad ta problema nepaliekama, sprendžiama ir dabar artimiausių metų bus pastatyti naujų 30 būtų. Tai jau ta eilė sumažės. Įgyvendinus šitą etapą, žiūrėsim, ką toliau galima bus. Aišku, ten administracija daugiau žiūri visą tą, jau strateguoja. Bet spręsim. Nuėjom didelį kelią, Andžejau. Tikrai aš vienu metu buvau suabejojęs, ar mes sugebėsim įveikti visą, galėkės taptelti, bet jau paskui žiūriu, kad judam, galvoju, kamuosiu jūs iki galo apie visą biudžetą. Tai iš tikrųjų noriu labai padėkoti, kad sutikote ateiti pas mus, kad taip matot, be jokio popierio, be nieko apie rimtus dalykus pašnekėjot ir taip laisvai, kad tik patvirtino, kad iš tikrųjų rajonas gali būti ramus, pinigus savo atidavęs į teisingas rankas. Na, aš tų pinigų nevaldau, tai yra taryba, yra rajono valdžia, bet tikrai ačiū Jums už kvietimą, ačiū Jums už gerą nuotaiką studijai. Gerai, ačiū dar kartą, malonu.